Sveiki draugai. Šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir šiandien ant stalo turiu dar vieną naujieną, dar vienas produktas, kuris ką tik papildė mūsų sandėlį ir tai yra Xsense detektoriai jutikliai. Tai manau nieko nelaukiam ir pakalbam plačiau apie šitą produktą. Taip, kaip matot ant stalo turiu 4 skirtingus jutiklius. Yra iš esmės 2 skirtingi jutikliai, anglies monoksido ir dūmų detektorius. Iš esmės tokie patys produktai, tik tai vienas modelis yra be Wi-Fi, o kitas su Wi-Fi. Lygiai tas pats su dūmų detektorium. Pats gamintojas Xsense gamina žymiai daugiau nei vien tik šiuos jutiklius. Pradžiai parsivežėm tik šios modelius, kadangi buvo toks poreikis. Jeigu bus poreikis, žinoma, prasivešim ir kitų jutiklių. Bet žiūrėdami į Xsense produktų liniją, turim tikrai daug pasirinkimo, pradedant tais pačiais dūmų jutikliais, baigiant išmaniom apsaugos sistemom, temperatūriniais jutikliais ir iš esmės viskuo, kas yra skirta namų apsaugai. Tai manau, išpakuosim Wi-Fi dūmų detektorių ir Wi-Fi anglies monoksido detektorių. Pabandysiu juos pridėti prie programėlės ir pažiūrėsim, kaip jie veikia. Visų šitų jutiklių baterijos yra keičiamos, išskyrus paprasto dūmų detektoriaus be Wi-Fi. Anot gamintojo jo baterija turėtų tarnauti 10 metų. Ir žinoma, ta trukmė priklauso nuo jo suveikimų skaičiaus. Visų kitų mano turimų jutiklių baterijos yra keičiamos ir iš esmės tai padaryti yra labai paprasta. Taigi išpakavę paprastą dūmų detektorių standartiškai gaunam instrukcijas, gaunam montavimo varžtelius, na ir žinoma gaunam patį dūmų detektorių. Jis yra visai nedidelis, sakyčiau, visai gražaus dizaino ir kaip matot turim bateriją, kurią jau minėjau, kad pakeist. Tikrai super paprasta. Naimu apsauginę plėvelę ir bandysim jį įjungti. Garsinis signalas yra net 85 decibelų, tai kaip jau suprantat, patalpose yra pakankamai garsus. Parsisiunčiam programėlę, prie jos prisijungiam, susikuriam naują vartotoją ir per tą laiką aš išpakuosiu CO jutiklį. Jo dėžutėje lygiai taip pat gaunam montavimo varžtelius, turim patį jutiklį ir žinoma, lygiai taip pat turim montavimo instrukcijų bei čia gaunam gręžimo lipduką. Kaip matom, pirmą kartą prietaiso pridėti nepavyko, nes nepaspaudžiau ir nepalaikiau test mygtuko. Tai paspaudžiam, palaikom, kaip matom, mėlynas ledas pradeda mirksėti, reiškia, kad prietaisas yra pasiruošęs būti pridėtas. Taigi grįžtant prie CO jutiklio, turim didelį test mygtuką, turim garsiakalbį ir galiniai daly turim išimamą tokią pačią bateriją. Priekiniai daly turim ekranėlį, kuris realiu laiku rodo CO rodmenis. Tai lygiai taip pabandysim pridėti jį. Iš po baterijos ištraukiam apsauginę plėvelę ir matom, prietaisas bando įsijungti. Pačiam ekranėlį, kaip matom, viršutinį daly turim baterijos būseną ir šiuo metu esančius CO rodmenis. Taigi, norėdami pridėti detektorių prie programėlės, dešiniam kampe viršui spaudžiam pliusiuką, spaudžiam Scan QR Code ir spaudžiam Scan Code. Ant prietaiso galinės dalies nuskanuojam QR kodą ir būtinai paspaudžiam ir palaikom test mygtuką. Ir kaip matom, įsijungia mėlyna LED indikacija, kas reiškia, kad prietaisas keliauja į Wi-Fi režimą. Tokiu būdu mes jį galėsim pridėti prie programėlės. Pasirinkam, kur jisai bus instaliuotas, spaudžiam Next. Čia dar programėlėje mums parodo šiokias tokias instrukcijas, kad reikia pašalinti po bateriją esančią izoliaciją. Spaudžiam Next, uždedam varnelę, kad prietaisas mirksi mėlynai. Ir spaudžiam Next. Ir kaip matom, patį anglies monoksido detektorių mums iškart aptinka. Pasirinkam jį. Įvedam savo Wi-Fi tinklų slaptažodį ir spaudžiam Next. Palaukiam, kol viskas susijungia. Gaunam trumpą garsinį pranešimą
Ir viskas. CEO jutiklis pridėtas, pačiam jo ekrane, kairiam kampe viršui, matom signalo stiprumą. Iš esmės viskas, jį galima primontuoti prie lubų ir tokiu būdu gauti pranešimus tiesiai į mobilų telefoną. Wi-Fi funkcionalumas yra labai patogus, norint juos sumontuoti, tarkim, pas senyvo amžiaus žmonės, kurie galbūt nesinaudoja telefonu ir negaus tų pranešimų. Tokiu būdu tokius detektorius sumontuojat jų namuose ir pranešimus galit gauti jūs tiesiai į savo telefoną. Na ir programėliai atitinkamai galima matyti skirtingas lokacijas ir skirtingus prietaisus, kuriuos esam pridėję. Žinoma, galima matyti jų būseną, galima matyti šiuo metu, koks yra CO lygis ir atitinkamai galima juos konfigūruoti, keisti pranešimų nustatymus ir netgi nuėję į device sharing galim jais pasidalinti su kitais tos pačios programėlės vartotojais. Na, žinoma, galim matyti event history, galim pažiūrėti pagal dienas, kada šie detektoriai suveikia. Ir iš esmės tokiu principu galim pridėti visus kitus Wi-Fi jutiklius, taigi tokia trumpa būtų dūmų ir CO detektorių apžvalga. Trumpai apibendrinant, galiu pasakyti, kad naudojimasis pačiais įrenginiais yra super paprastas, taip pat programėlėje visa informacija yra aiškiai ir lengvai suprantama. Iš esmės galim matyti visą informaciją, kuri mums yra aktuali ir kas svarbiausia, gauti pranešimus šiems prietaisams suveikus. Jeigu norit plačiau sužinoti apie šios produktus arba jų pritaikymą jūsų specifiniai situacijai, būtinai pasikalbėkit su šios produktų grupės vadybininku ir net nebejoju, kad jis padės jums surasti patį geriausią sprendimą. Visus šios produktus jau turime pas save sandėlį, taip pat juos įsigyti galite apsilankę pas mus parduotuvėse Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Jeigu manot, kad ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškit uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruot kanalą ir įsijungt varpelį. Tokiu būdu nepraleisit pačių naujausių produktų apžvalgų. Jeigu turit patirties su šiais produktais ar norit pamatyti kokių nors įdomesnių testų, būtinai pakomentuokit ir tuos testus padarysim. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.